Hit the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Iš karto į krūmus. Kur tu ten? Ir dar nemažas. O vyre, kaip tu čia sugalvoji? Nebent gali kabliukas nutrūkti. Sveiki visi. Na ką, mes vėl ant Kintų tvenkinių kranto šį kartą žvejosim kanale. Labai nuostabus tvenkinys Method Feeder mėgėjams. Daug žuvies, didelios, įvairios ir ją ganėtinai išmokus lengva pagauti. Tai šiandieną bandysim, testuosim įvairias naujienas, pasiėmėm nemažai feederbait produkcijos, šiemet dar su jais negaudėm, o irgi iš parodos atsivežėm visokių naujienų, pakalbėjom su jų gamintojais, papasakojo, ką naujo padarė, ką įdėjo. Arūnas, kaip visada, pirmesnis, gudresnis, atvykęs, geresnis, aš ką pasiėmė jau meškerę užsimetęs, o aš dar tik pradėsiu įtruoštis įrankius, maišyti jaukus ir pamatysim, kaip mums šiandieną seksis žvejyba. Kas? Nu va, pradeda jau savo šou. Make it timeless, never let it fade. Make it timeless, never let it fade. Make it timeless, never let it fade. Make it timeless, never let it. Nu va, mažasis pikčiurna, matėt kokią piktumą, nu nerealus, nu, myliu aš kanalą, nu, ir žuvys stiprios ir tie atstumai, pats tas metodai, pats tas. Tai va. Toks nedidelis, nu, nėra jis labai čia ir mažas iš tikrųjų, bet va, pykčio tai nerealaus. O, koks gražuolis. Dedu šį atgal. O čia yra kanalo tokia specifika. Iš toli dar anam krante būna labai sunku prasitraukti, jeigu kažkur žolynę gaudo, dažnai taip ir gaudo kišenį kažkokia tai ar prie krūmų. Ir po to, kai prisitraukia čia prie krantą, tai duoda jie, matėt, nu, žiauriai stipri žuvis. Nedidelė, bet, nu, labai stipri. Tai man, sakau, žiauriai patinka kanalas, labai. Žuvų nemažai ir jos stiprios, be galo stiprios. Nu, toksai karpiokas, o kiek laiko duodasi. Taigi šiandieną išbandysiu ir naujas dvi NFL kompanijos meškeres su ritėmis. Tai tikrai brandas, kuris pasižymi puikiu kainos ir vertės santykiu. Gamina ekonominės klasės įrankius, bet tikrai aukštos kokybės ir negaila klientam parduoti ir patys dažnai žvejojam. Tai šiandieną pasiėmiau Method Feederį FLX-ą ir prie jo priderinau Method Feeder 6000 britelę. Gražus ir kompoziciškai, ir spalvų derinių komplektukas. Ir manau, va, ko reikia kanalui, kad kotas būtų ir minkštas, bet kartu ir tvirtas, kad galėtų valdyti žuvį, nes metimai bus daromi į kitą krantą, o žuvis užkibusi tiesiai neria į krūmus. Tai ją reikia iš ten pradžioje ištraukti. Tai va, vyniojam, aišku, katrano valiuką, dėsime šoklyderius, nes irgi yra būtini, kad ir netolimas metimas. Ir taip pat pasiėmiau Strategist serijos kotą, Strategist Super Distance. Čia super distancijos mes nereikia, bet kotas lygiai taip pat pačiupinus parduotuvį pasirodė būtent šitom sąlygom labai tinkantis. Tai išbandysim, bežvejojant apie jos truputėlį daugiau papasakosiu. Tai kur tu tenais nubėgsi dabar, man įdomu? Planas į niekur, žinai, ten tai viskas jau kelias.
Ritelė tikrai labai gražiai suklojo valą, tuo įsirišim šoklyderį ir šitas komplektukas bus paruoštas, o ant Super Distanto strategisto dėsiu Magnum 5.5 FL, taip pat ritelė. Irgi mėlynas spalvų derinys, čia bus raudonas su juodu, turėtų visai gražiai atrodyti. Vienas meškerikotis paruoštas, dabar liko sutvarkyti strategistą ir eisim maišyti jaukus. O Runce gaudo šiaip visą vasarą, testuoja naujus Benzar konkursų serijos feederius. Tai matau irgi truputėlį trumpesnį pasiėmęs. Pažiūrėsim, kaip jam kanaliai veiks. Na, Rūnas greit, mačiau, nučiupo, pasiėmė natūralias peletės. Vienas fišmilinės, kitas paprastas. O aš sugalvojau šiandien paeksperimentuoti, žinau, kad šitam vandens telkinyje žuvis labai mėgsta kukurūzą. O feederbaitas turi labai įdomių dalykų. Tai sweet corno jauka. Tada, kas mane jau domino antrą sezoną išbandyti, bet vis nepavykdavo, dynamic cornas. Čia yra išdžiovintas, smulkintas kukurūzas su kanapėmis ir peletėmis. Atrodytų labai veiksmingas, tai manau pamaišysiu birų jauką su šitu ir dar įdėsiu taip pat kukurūzų cornflake'ai, nu, kukurūzų traškučiai, žodžiu. Ir dar pasidarysiu atskirai pelečių, jas taip pat maišysiu, manau, sweet corną 2-4 mm. Tai pirmą darom birų jauką, o paskui peletes ir pažiūrėsim, kas gaus. Birų jauką metu feederą nesu šiaip didelis fanas naudoti, kažkaip labiausia su klasikiniam peletėm, bet tikrai yra situacijų, kaip jaukas yra pranašesnis už peletės ir veikia ženkliai geriau. Kvapas toks nėra per stiprus, bet atsiskleidžia po truputėlį, kai jaukas drėksta. Manau, visą tažais kukurūzas, peletytės ir įvairi frakcija ant dugno. Kol jaukas brinksta, tai va pasiruošim per tą laiką peletes. Sweet corno 2 mm laikyti reikia apie minutę vandenyje, 4 mm minutę 20 kokį laikau, tai plius minus. Visai neblogai sugeria vandenį, truputėlį nusausinam, nusivarvės, sudėsim dėžutę, uždėsim dangteliu, kad pabrinktų dar. Kvapas realiai tai, kai atsidarai konservuotų kukurūzų skardinė identiškas. Ir tada pasiruošim šiek tiek 4 mm, vien dėl stambesnės frakcijos. Visas vanduo nusidažė. Irgi truputėlį nusausinam ir įmesim pabrinkti. Visai lipnumas tikrai neblogas ir skleidžiasi liktai gerai. Opa. Dar vienas griežuliukas. Liukutis. Nu, kaip tavo nuomonė, jaukutis? Nulimpa kol kas, viskas gerai. Kvapas maloniai saldus toksai. Imu. Norėsi? Reikėjo pačiam pasidaryti. Jau imu, viskas, nespėjai. Supratau, ne, aš draugiškai viskas. Ateisiu aš paskui tavo pelečių paragauti. Ką taip? Negirdėjau jau šito. Gerai. Na ką, jau kaip pagaliau padaryti, peletės dar brinksta, birus jaukas jau paruoštas, manau, dedamės builiuką ir pradedam pagaliau žvejybą, nes Arūnas jau porą kibimų mačiau turėjo, erzina mane, kaip greičiau viskas susiruošė. Tai pirmiausia, bandysiu naujosius Micron wafterius, šių metų naujiena, maži wafteriukai, stiprus aromatas, geros spalvos, tokie sukurti būtent varžybiniai, kaip kalbėjomės su gamintojais. O gamina lygiai taip pat Lenkų labai žinomas sportininkas su pasaulio FIBS medaliais, kabančiais ant sienos, tai žmogus suprantantis, ką daro. Šiandien pats labai nekantravau išbandyti tą dynamic corną, kaip jis darosi, ir dar beeidamas pagalvojau, kodėl man jo neužsibėrus ant pelečių dar truputėlį kaip priedo. Manau, tikrai nepamaišys.
Mesti čia reikia stengtis link kito kranto ir pataikyti visokias kišenės. Prie medžių, tarp žolių yra tokio įsikišimai, pagilėjimai, dar kažkas, dažniausiai ten laikosi žuvis ir kuo arčiau stengtis kito kranto, tuo realiau, kad turėsit kibimą ir gražią kovą. Atvažiuoja pas tave. Op. Va, prašau, Arūnas turi jau kažką neblogo. Nespėjau truputį pakišt graibštą, būtų pats iššovęs. Turėjau kliovą. Turėjai? Taip, karočią, pistų užtempė ir atleido. Arba laineris, bet taip labai labai smarkiai. Bet jau kai važiavo iš karto į krūmus. Dėl to čia reikalingi tvirti, bet kartu ir gerai amortizuojantis kotai, kad ir suvaldytum žuvį, bet ir neplėšytų pavadėlių ir būtų smagu ją traukti. Sportinukas neblogas, toksai stipruoliukas visai. Pofteriukas jau kukurūzinis suvalgytas. Nu ką, ačiū, smagiai pakovojom. Daug. Kaip ten sako, nebloga pradžia, pusė darbo, bet žiūrėsim, kaip čia dar bus. Įsim dar vieną slapto ginklo. Feeder Bait Flow Juice. Tai yra skystas dūmas su kvapu ir kas man jame patinka, kad jis ne tik padengia šėrykloje esančio jauko paviršių, kaip daugelis lipnių likvidų, bet ganėtinai skystas ir prasigeria į vidų. O skleidžia tikrai didelį dūmą vandenyje ir papildomo dar kvapo dadat. Competition Carp, vienas iš mano tokių mėgstamiausių kvapų, lengvas vanilės aromatas, irgi specialiai kurtas varžyboms. Tai tuoj pabandysim, kaip su juo ar kibimą paaktyvins. Tiek užpyliau Flow Juice, realiai 2 minutės 50 sekundžių. Jau kažkas pradėjo zuit aplink masalą. Minutė 40, nes vis galūnė pajudėdavo. Ir bam, sėdi karpiukas. Kur tu ten? Meškerytė linksta smagiai, bet galima ir pavaldyti visai. Stipruolė. Sportinis kalibras. Paryžiaus katedros kuprius. Nuostabiai, bus. Na, Arūnas net pagyrė šitą mano metimą ir sakė, bus žuvis, tai palauksim. 7 minutės pasižiūrėsim. Ir kiek atsilieps. Šio kanale tas ir yra, kad užmeti ir jau žinai, kips ar ne. Taip. Žinai, užmeti ir permest reikės. Bet dažniausiai, apdruk ir išlaukia vis tiek tą. Tai realiai savo laiko deginimas būna. Jo, laiko deginimas. Jeigu matai, kad negerai, reiškiasi negerai.
Na, gerai. Užmečiau gerai. 25 sekundės. Kaifas. Lembo, kotukas tai šiaip stebina. Lengvas, ganėtinai ir griežtas, ir jautrus viename. Op, turiu. Blemba nėra. Turėjai? Ja. Irgi praėjo, nežinau, gal nespėjau valą įtempt normaliai. Matė tokį bairį. Jaučiu, kad ten kažkas tai linksmo įvyko. Karpis baseinė. Gerai. Tuoj gelbimo operacija įvykdysiu. O karpis graibšte? Jo. Tai tempk su meškerė prie pat ir viskas. Ir kaip ir galėsi sakyti, kad karpis padėjo tau graibštą įsitraukti? Išbėgo iš graibšto. Šio graibšto yra labai faina funkcija, kad jis įsitraukia iki tokios mažos dalies ir kai reikia žuvį nusinešti iki mato arba įsidėti tinklelį, yra labai patogu. Bet taip pat yra kitas dalykas, jeigu gerai tu nesumauni, atsitinka toks variantas. Arba yra dar kitas dalykas. Na? Yra tam specialios priemonės tokios vaškinės. Ai, čia tas pačias, kur ir meškerėm naudoja? Taip. Sutepiai ir tada neįsimauna. Tu čia upėtakius gaudai gal? Jo. Kar parėja. Būna kuriozų to žvejybai. Nieko nepadarysi. Bet va, piktumas. Nu, davai laikais. Čia buvo ganėtinai įdomi situacija. Realiai nesupratau, kaip tik nusileido, padėjau meškerę, dar su telefonu, kaip tik baigiau kalbėti, nespėjau įsijungti laikmačio, jau žiūriu, važiuoja galūnė. Ai, gaila. Nuėjo. Bet, reiškia, tam taške yra žuvies. Bandom vėl. Na, realiai tik taikliai gerai tarpuką užmečiau, minutė 50 išlaukimas. Ypatingai reikia tikslumo šitose vietose, nes šėryklų medžiuose ir pačio, ir kitų žvejų tikrai labai nemažai palikta voverių priskriausta, kaip Arūnas juokauja. O jeigu viską tiksliai gerai padarai, tai va, tokie fainuoliai greit atsiliepia. Na va, naujųjų Mikron wafterių jau trečias kibimas ir antra žuvis. Pabandysiu dabar eksperimentą nepirkti flow juice. Pasistengsiu pataikyti tą patį tašką ir pažiūrėsiu, per kiek laiko atsiliepia žuvis, jeigu atsilieps. Ir turėsim minti, kiek turi įtakos tas dūmas papildomas ir kvapas. Turiu. Arūnas turi. Blemba. Nespėjau klipsą nuimti. Ir jaučiu, kad reikės ieškoti naujo pavadėlio. Atspėjau. Nepyk karpiuk už auskarą laikiną, bet kabliukas be užkarpėlės. Tai manau, jisai greičiau įsipurtys tą kablį, negu aš užsidėsiu naują. Užmečiau tai labai gerai. Ir nuėmam laiką. Važiuosim.
Nieko? Ne. Permetimų ilgų realiai nelaukiu, 7 minutės. Nėra, bandai iš naujo. Laineriavo aplinkui, galūnė po truputėlį judėjo, bet kažkaip tais neužsikabino dar. Aš irgi turiu. Iš vidurio. Double trouble. Užsikūrė taip, kad net dupletais varom. Ne. Nudilo. Man nudilo, Arūnas išsitrauks. Gražuolis. Gerai. Nekankinam. Ilgai mes čia jo. Kokio ten, Arūnai, jauką naudoji, kad čia taip sustojo žuvis? Į kurų davėjai? Ai, biru? Ta biru, taip. Aš irgi dabar tik su juo gaudau, visai neblogai pastatė žuvę, ne? Nu, panašu, kad visai neblogai čia viskas. Gerai suveikia. Negaliūnai, bet va, tik tai pataikai ir iš karto. Ir mačiau, kad ten žuvis yra, pirmai sulaineriavo. Tik tai užmečiau, nesakau, meškerės nepadėjau. Resto jau sėdi. Žuvis kimba gražiai, bet kai pasikeičia vėjas per pusę sekundės ir jisai iš praktiškai nebuvusio pasidaro stiprus ir ateina tokį debesys nuo marių pusės, nuo jūros, tai gero nežada. Jaučiu, kad gali tekti pakuotis greituoju būdu, tai dar kol nematom horizonte labai blogų dalykų, tik tai pranašus greitai metam, bandom dar pagauti vieną kitą žuvį, nes gali tekti labai greitai visas tas mūsų platformas hitboxus susimesti į mašiną ir dumti namo. Taip normaliai sėdėjom kaip žmonės, dabar jau smilgos į veidą lenda, vėjas didžiulis kyla, tai Arūnas girdėjo irgi sakė, kad galim tekt greit pakuotis, tai pagaudžiau visai neblogai su naujojo Strategis Super Distance, tai čia yra pusbrolis visiems labai gerai žinomo Strategis Distance iš 150 gramų užmetimo, to koto čia pardavė N vienetų, žmonės be galo patenkinti, kainos ir vertės santykis visų FL produkcijos, tai man labai atrodo neblogas, negaila žmogui parduoti, kas ieško ekonominės klasės įrankio, o jis tikrai už savo pinigus atitinka kokybę, net viršyje ją.
Tai va, šiandien pagaudžiau neblogai su juo, 360, kotas stiprus, tvirtas, mato žuvį laiko gerai, meta ganėtinai tiksliai, viskas, ko reikia būtent šitam kanalui. Bandysiu dar, kol neužlyjo, išmėginti Refelix Method feederį, tai va, sekantis metimas jau bus su juo. Kažkaip šitas taškas apsiramino, tikrai nemažai davė žuvų, birus jaukas su dinamikornu suveikė, plus užpiltas džiuisas, manau, tikrai paaktyvino kibimą. Pabandysim, jeigu dar spėsim dabar kitą tašką patikrinti ir jame gaudysiu su peletėmis. Va, kuo aš galiu pasidžiaugti. Visur yra pliusai. Šitoj vietoje irgi yra pliusas. Va, kaip apsiniaukė, pradėjo pūst vėjas, tai nebėra taip karšta. Nekenčia karščia. Baigiau buteliuką visą išnaudoti, žiauriai patiko. Kibimas tai buvo labai įspūdingas, bet žuvis tai visai neįspūdinga. Bet tik sakiau, kaip gražiai nusileido į tašką, 40 sekundžių ir šapalas! Prisišėriau kukurūziniam peletėm, šapalas atėjo. Šapalautojas? Oi, žiūrėk. Ir pats atsikabino, nuliuks. Reaguoja į kukurūzą, reiškia. Taigi, daduosiu dar vieną iš šių metų feeder baito naujienų. Tai mini chinkers. Yra vafteriukai, va, tokios pailgios formos ir dviejų skirtingų spalvų. Kadangi šitą visą tašką statau ant kukurūzo, tai kukurūzo skonio bus ir vafteriukas. Taip, dedam į šeriklytę. 2 mm peletyčių, porą stambesnio kasnio 4 ir vėl galas 2 mm. Įspaudžiam gerai, užpilsim sulčių ryškių ir bandysim pagauti dar vieną žuvį. Peletės žiauriai gerai pasiruošė ir sulipo, bet ir išlaiko savo frakciją. O šitas tai gyvenimo matęs. Panašu ir kokį kablį nemažą turės, o su užkarpa. Ir gal dar pintų pavadėlių ir turėjo vargšas lysti iš vendrus, išsirauti jį. Vis prieš mesdamas pažiūriu į tą pusę, dar čia mest ar jau bėgti link mašinos kraut daiktus. Nu, bet kai visą laiką, aišku, dar užmesnat. Kažkaip jaučiu, kad teks rinktis daiktų šlapiam. Skopeksiuko. Pagal kibimą ir patį pirminį išėjimą tai atrodė labai didelis. O čia visai nedidukas, žvynuotas karpiukas. Na ką, jau ant Dynamic korno ne vieną. Va, Arūnas, mačiau, tik permetė ant naujo činkerio. Važiuoja. Ir dar nemažas. Ir pas tai atvažiuoja. Čia tokie būna. Geras? Ne, nėra didelis, bet labai nedurnas. Nu, tu tik tais būdavo ramus. Pasirodyk. Ai, žvynius. Sakau, kilovatų pas jos daugiau būna.
Realiai visus jų masalus pramušėm, tai labai buvo įdomu išbandyti naujienas, tai Micron wafteriai. Gybimas žuvis. Va, tik taikliai labai užmetį ir važiuojam. Kažko žuvis per daug nespurda, bet iš masės tai atrodo, kad jos visai yra. Tokie pavieniai smūgiai. Nei pirmo išvažiavimo tokio didelio nebuvo. Pažiūrėsim, kas prie kranto darysis. Kotukas amortizuoja gražiai. Žvynuotasis. Į krūmus įlįst neleido. Suprato, kai pakliuvo į graibštą. Kaip ir sakiau, boiliukus visus išbandėm, bent jau aš asmeniškai, ką buvau pasiėmęs. Tiesa, Explodo šito nebandžiau, bet nežinau, gal toks dydis šiek tiek didokas. Perka karpininkai juos, sakė, jie greit efektingai veikia. Įmetam vandenį, pažiūrim, ką tas Explode padaro. Iš karto matos leidžiasi dūmas. Peletė čia iš tiesų, ne boilis, atsiprašau, tai va, minkšta peletė leidžianti dūmą, plūdri. Gal aš jos iš čia nebandysiu, bet visus kitus išbandžiau ir dabar va, pagau žuvį tikriausiai mano vieno iš mėgstamiausio masalo iš feederbaitų, tai yra twisteris. Ypatinga masalo forma, spalvų derinys, puikus kvapai, tikrai ne viena žūklė ir ne vienas varžybas jie yra man išgelbėję. Tad jeigu dar nebandė, tikrai rekomenduočiau pabandyti, nes išskirtinė forma žuvis reaguoja, kaip ir minėjau, geros spalvos ir geri kvapai. Ir vėl kukurūzinės peletės su dinamikornu, keli gabaliukai stambesnio kasnelio ir vėl uždarom 2 mm peletėmis. Fainai, kad įsigeria, nepasliekant tiek pelečių, tiek jauko paviršiaus, o įsigeria gilyn ir atiduoda po truputį tą visą savo ryškų debesį ir kvapą, kurį skleidžia po vandeniu. Bandysim vėl užmest. Šiandien buvo nežmoniškai karšta diena. Antras butelys Neptūno. Nepamirškite ir jūs tikrai žvyboje turėti vandens gerti, nes ne vienas žvys rehidratavo ir ne vienose varžybos reikėjo greitosios pagalbos būtent dėl to. Tai mūsų šiandienos laidą remia Neptūnas. Neremia, bet Neptūną, jeigu žiūri, paskambink, mes remimo neatsisakysim. Ir aprangos tikrai reikalingos visą dieną. Sorunce sėdėjom pilnai apsirengę, kad kuo mažiau būtų nuogo kūno, tas vietas pasitepę nuo saulės kremu. Tai Adventure'o, tai hands down, vienas iš geriausių tikrai aprangų, ką teko naudoti. Aš va ir su kelniam, tai aišku prisiminiau po pusę dienos, kad yra va tokios vėdinimo funkcijos. Taip ir karšta prasisegiau, vėjelis papučia, vėsu, smagu. Taip, tai šių metų taip pat naujiena mini činkeriai, 8 mm įprastinės formos wafteriukai. Šiandien tikrai sėkmingai išbandžiau dinamikorną, tai dvispalvis kukurūzų kvepintis wafteris, ne vieną karpėcą man padovanojo. Irgi ganėtinai platus jų pasirinkimas yra įvairių spalvų bei skonių. Na ir galiausia, mažiausi kol kas feederbait asortimente naujieji Micron wafteriai, 6 mm, tikrai mažiukai, ryškios aiškios spalvos, gerai parinkti kvapai. Šiandien svytą išbandžiau, tai tiek ant oranžinio, tiek ant geltono gerai kibo. Dabar Šaruncės pafilmavimui pavogiau šitą Club Series Green Selecto. Manau, sekantis metimas bus ant jo, nes visai perspektyviai atrodo spalva. Ir kvapas ne saldus, bet į smirduką labiau pabandysim, galbūt patiks.
Man atrodo, Arūnui gal koks infarktas ar užsimeditavo per daug. Sėdi žmogus, nejuda meškerę rankui laiko, nei traukia, nei nieko. Bando kažką tais padaryti, atrodo, bet kaip statula. Va, pajudėjo, ačiū Dievui, reiškia, su sveikata viskas gerai. Mačiau, barzda sukrutėjo. Man atrodo, iš čia kol žvejojo, tai prie kranto vis pamėtydavo peletyčių, tai atėjo tikriausiai žuvis bando ją iš arti suvilioti. Bet žiūrėkit, koks susikaupimas, koks pasiryžimas. Galima būtų padėti tą kepurę, kur renka monetas tie įsidažę aliumininių veidų žmonės. Šiek tiek įmetam skęstančių džiūvėsėlių. Irgi toks įdomesnis produktas iš Feederbaito. Ant dugnoje gal išskirtinumo suteiks savo spalvą. Eilinis spartinukas, kai viskas teisingai padaryta, teisingai ten, kur reikia užmesti, kimba kaip iš patrankos. Vienas po kito. Garbės ratą apsuka. Dar kažkokią žolę pagavo. Kodėl jūs visą laiką einat ant tos saulės? Nagi aš nematau ten nieko. Saulė blizgina į akis nuo vandens. Kilk į viršų. Medis. Šalia medžio labai gražiai nusileido šėryklą. Tai realiai mūsų 5 valandų sesija, tokia varžybinė, jau irgi keliauja po truputėlį į pabaigą. Nežinau, ar jie visą pavyks išžvejoti, nes debesis už nugaros sako, kad galim būti šlapi, jeigu nepaskubėsim. Tai šiaip visai smagiai pažvejom, tikrai žuvies pagavom. Manau ir varžybose, Arūnai, ne paskutiniai būtume likęs tiek žuvies. Manau. Tai va. Manau, visai neblogai čia mes sugaudėm. Visai neblogai, tikrai. Nedideli čia jie, bet ant skaičiaus būtume kilogramų gerai padarę. Nepamirštam savo tradicijų. Skelbiam praeito video konkurso nugalėtoją, jį dabar matote ekrane. Sveikiname nugalėtoją, dėl prizo atsiėmimo susiekta su mumis asmeninė žinutė per Facebook Messengerį. O šio video konkursui mes išskirsime, manau, 3 skirtingus Feederbait Muscles dovanų. Ir viskas, ką jums reikia daryti, nori dalyvauti šiame konkurse, tai pamėgti šį video, užsiprenumeruoti mūsų kanalą, pasidalinti jos draugais, jeigu patiko, ir komentuoti žemiau. Oba! Geras užmetimas. Ritelė visai turi greitą stabdį. Du metaliniai klipsai, viskas realiai, ko reikia feederiui. Didelis, platus būgnelis, tolimo užmetimo, tvarkingai tikrai. Valiukas va suklotas, viskas. Kiek karpių patraukia, kol kas problemų jokių neatsirado. Kai šoklyderis susivinioja jau link ritės, tai galima šiek tiek drąsiau ir su žuvim pasielgti, kadangi ten yra ganėtinai storas ir tvirtas valas. Tai kad pagrindinis valas truks, tikrai to neatsitiks, nebent gali kabliukas nutrūkti. Tai va. Nespėjau pasakyti, nenutrūko, tiesiog atsikabino pati žuvis, bet truputėlį papresingavau per stipriai ir viskas, bet nieko. Dar kol nelyja, bandom pagauti.
tuoj būt kibimas, nes užmečiau visiškai šalia kranto, pakabinau kažko tai kietais gėlę. Paskui gražiai nuleidau ir mačiau, kaip žuvytė pasitraukė iš tos vietos, bet jį pajaus, kad krito skaldžios skanios peletės, manau, turėtų sugrįžti pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ateinu pas tave ištrauksi. Čia jau toks rimtesnis? Ne. Ar šiaip manęs pasilgai? Piktas labai jisai. Ir tave, aišku, nori aplankyti, pažiūrėti, ant ko čia gaudai, nesakai nieko. O, vyre, kaip tu čia sugalvojai. Tai dar ne. Gerai, žmynės buvo. Nu ir gerai. Ir viskas. Viskas. Nu ką, Edgarai, mūsų varžybėlės jau tokios mini baigtos. Bet man atrodo, iki galo čia porą minučių, tai jau nieko duosiu tau pasireikšti. Aš pamačiau, kad tu jau meškai įsitraukti, aš dabar spėju, iš kurio taško gaudau, ar ne iš tavo. Matau. Jo, reikia lėkti dar krūvas reikaliukų, susitvarkyti, ilgas kelias. Tai... Taip. Visai smagiai, pagaudėm. Labai smagiai. Fainas tas tvenkinys kanalas. Kanalas, kaip visada, jisai būna fainas. Gaila, taip didžiųjų šiandien bonusiukų nedavėm, tau porą tikrai gražesnių užkibo, bet siek žuvis stiprios. Jo, ir keista, o šitam gale amūrų būdavo kažkaip tai kažkur iškeliavę, jie išmigravę kitur trupučiuką. Aha, nepapuolė amūro, bet karpiokų tai tikrai sočiai veiksmą turėjom. Netgi kiek kibimų tokių turėjai, kur užmeti, lygtai nori dėti ir jau kimba. Nespėjau, buvo taimerio paspausti, jau reikia žiūrėti. Kokia taimerio, man buvo taip, užmečiau dar valą, čia galvojau skandinti, tik tai jau va, tai va. Jo, pasistatai, kai žuvį į tašką ir gerai kimba. O jau kai visai statė žuvį į tašką. Gerai, tikrai sudirbo, viskas suveikė. Aišku, ne varžybom, per varžybas, kaip presingo gauna žuvis kitaip. Trupučiuką kitaip, bet savo žuklėm tai tikrai pilnai užtenka. Galima išbandyti. Man tai ir masalai patiko, aš tai masus tai labai nuo seno, kai tik atsivežėm šitą brandą. Jo, labai atvarkingai daro ir va tų ypač mažųjų, kaip padarė va šitus, va, tokius įvairių spalvų ir tas dydis toks labai tinkamas, nedideli, tai labai fainai. Na ir super, gerai, pažvejojom, pratestavom, supažindinom su auditorijos naujienom. Manau ir ką, tai tau gero tvarkymuose, aš dar kokią vieną žuvį ant deserto pasigausiu ir jau lėksim su operatoriu. Gerai, gaudyk savo vyšnaitę, o aš važiuoju. Ačiū už kompaniją, ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki.